Laba diena. Šiandien kalbam labai aktualia visoms organizacijoms tema apie organizacijos mikroklimatą, psichologinio smurto, mobingo, priekabiavimo prevenciją darbo aplinkoje. Kalbėsim apie tai, kokia yra svarbi kiekvieno kolektyvo nario emocinė, psichologinė savijauta, motyvacija, įsitraukimas, noras dirbti ir dalyvauti tame, kas vyksta mūsų organizacijoje. Taip pat kalbėsim ir galvosim apie tai, o ką kiekvienas iš mūsų patiriame kiekvieną dieną ir kas dar svarbiau, ką kiekvienas iš mūsų galime įtakoti ir prisidėti prie visų kolektyvo narių geresnės psichologinės savijautos. Labai kviečiu pasiimti kuo ir ant ko rašyti, kad manęs klausydami galėtumėt savo pasižymėti kilusias mintis, klausimus, taip pat pastebėjimus savo, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ką keisti, kur galbūt atkreipti savo dėmesį ir sudalyvauti aktyviau, ką galbūt praignoruodavom ir tokiu būdu kurti geresnį organizacijos mikroklimatą savo organizacijoje. Taigi labai trumpai prisistatysiu, mano vardas Giedrė Skupienė, esu organizacijų psichologė ir daugiau kaip 20 metų dirbu organizacijų viduje, personalo vadovė ir per tuos metus turėjau tikrai labai daug visokiausių situacijų, taip pat įskaitant ir mūsų šiandienos tematikoje, o pastaruosius 7 metus esu įkūrus savo organizaciją, kurioje lektoriauju, ką darau ir dabar, bei konsultuoju organizacijas ir žmonės asmeniškai. Bendraukim, bendradarbiaukim, palaikykim ryšį. Taigi, ką šiandien drauge su jumis norėčiau išsiaiškinti, aptarti, kokius tikslus keliu mūsų susitikimui. Visų pirma, susipažinti su diskriminavimo ir priekabiavimo sąvokomis. Tai yra, kas už jų slypi, labai praktiškai pasižiūrint ne tik tai į apibrėžimus, bet per labai praktinius pavyzdžius iš realaus gyvenimo, kad mes gebėtumėm suvokti, atpažinti, atskirti. Tai kas yra tas bet kokia forma pasireiškiantis, destruktyvus, nepageidaujamas elgesys arba bendravimo forma. Taip pat, kad gebėtumėm atskirti, kas yra psichologiniu smurtu darbo vietoje ir kas juo nėra, net jeigu mums tas kažkas nepatinka. Ir be abejo labai svarbu, kad mes gebėtumėm, kai tik yra įmanoma, prevenciškai užbėgti už akių bet kokią formą pasireiškiančiam destruktyviam elgesiui. Ir jeigu nepavyko iš anksto arba vos tik beprasidedant stabdyti tą destruktyvų elgesį, kad mes gebėtumėm bet kurioje jau vietoje įsibėgėjus tam destruktyviam elgesiui konstruktyviai jam pasipriešinti, stabdyti, žinotumėm ką ir kaip turėtumėm daryti.